Mieli broliai ir seserys, šiandienos Evangelijoje Jėzus mums duoda didelį įspėjimą. Jis kviečia saugoti, kad mūsų siela netaptų sunkiai, kad mūsų širdis neprisirištų prie žemiškų dalykų ir neprarastų gebėjimo pakilti pas Dievą. Tai yra jo kvietimo esmė – būti budriems ir melstis kiekvieną akimirką. Bet kaip mūsų siela tampa sunkiai, kaip širdis praranda gebėjimą pakilti į dangų. Jėzus nurodo dvi pagrindinės priežastis. Vienas – perteklius ištvirkavimas. Pirmoji priežastis yra tai, ką Evangelija vadina ištvirkavimu. Pertekliai girtavimas, netvarkinga malonumų paieška, priklausomybės persivalgymas, savanaudiškas seksualumas. Kūno malonumai patys savaime nėra nuodėmė. Jeigu Dievas nenorėtų, kad jaustume malonumą, jis nebūtų davęs mums kūno. Tačiau problema prasideda tada, kai malonumas tampa stabmeldystė. Kai kūnas, kuris turėtų būti kaip arklys, vedamas sielos, pradeda vadovauti viskam. Gyvūnas pasitenkina mažai, bet žmogus, net nes mūsų širdis yra didesnė už bet kokį praeinantį malonumą. Jį sukurta Dievui. Kai išsilaisviname iš malonumų, kurie mus pavergia, ir pakeliame žvilgsnį į aukštybės. Širdis pražysta, auga, plečiasi ir tada galime pakilti pas Dievą. 2. Gyvenimo rūpesčiai. Antroji spąstai yra nerimas. Jėzus primena Martos epizodą. Marta, Marta, tu nerimauji dėl daugelio dalykų, tik vieno reikia. Kai širdis yra padalinta, kai bandome visiems įtikti, viską išspręsti, apkabinti visą pasaulį. Tampame tarsi vėjarodis besisukantis be krypties. Turime susigrąžinti savo dėmesį. Per Kristų, su Kristumi ir Kristuje. Viskas per jį, su juo ir jame. Tik tada randame tai, kas iš tiesų būtina.